Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Dirbantiems nekokios naujienos. Lietuvą pasiekė karščio banga, o regis būtų taip smagu atsidurti šalia vandens telkinio. Visai kas kita atostogaujantiems, kurie išties turi didelį pasirinkimą, kur ilsėtis. Dzūkijoje gausu ežerų ir upių, tad poilsio vietą galima rinktis, o kur dar lietuviškas pajūrys. Į Palangą važiuosim, ko gero. Tikriausiai Palangą važiuosim. O Alytuje? O Alytuje mes šiaip už miestą dažnai važiuojam. Miestas toks, nežinau, gražus miestas, aišku, su dviračiais smagu atvažiuoti, bet... Norisi ramiau truputį, kažkur atsiskirti nuo to kasdieninio gyvenimo. Kaime grybai, uogos, nauda su malonumu suderinus taip. Jeigu turėsiu vasaros atostogas, labai norėčiau praleisti Lietuvoje, susipažįstant ne tik su tuo, kas yra čia šalia mūsų, bet ir iš tikrųjų pavažinėjant. Alytus tarpukariu turėjo kurortinio miesto statusą, kone centre yra 2 vandens telkiniai. Sovietmečiu jie buvo užteršti sunkiaisiais metalais, tačiau dabar išvalyti ir tinkami maudytis. Tad tiems, kurie negali išvykti, yra puikiai galimybė ilsėtis Dzūkijos sostinėje prie Dailidės ežerėlių. Tas naujai iškastas tai tikrai gan neblogas ir manau tikrai apsilankysim jau dar tikrai. Tai dabar pasirinkimas turbūt vienas Dailidės ežerėlis, nors dar tas didysis nepriduotas, bet kiek tenka pavažinėti dviračiu, ar tiesiog nueiti, tai iš tikrųjų labai populiari vieta. Maudyklė tokia, kad apgailėtina. O kaime tai ežerai neverta į Dailidę. Dzūkija garsėja ir savo miškais bei ežerais. Vienas tokių Dusios ežeras. Kokybiškas poilsis vos už 30 km nuo Alytaus. Puikus krantas. Be to lankantis prie regioninio parko direkcijos šiemet nereikės mokėti rinkliavos. Jos neatsisakyta, tiesiog mokestį moka tie, kurie nori. Pernai tekdavo pakloti 3 litus. Na, o tiems, kas nori pabėgti nuo kasdienių rūpešių, siūlomos užsienio kelionės. Tiesa, birželio mėnesio pabaigoje kainos šoktelėjo. Štai pavyzdžiui, kelionė į pietų kurortus su viskas įskaičiuota programa kainavo 450 €. Kelionių pardavėjai Alytuje turi ir alternatyvą. Štai į tą patį viešbutį kelionė iš Varšuvos atsieis kone 2 pigiau – 250 € žmogui. Populiariausia alytiškių vykstančių ilsėtis į užsienį kryptimi išlieka Turkija. Lietuvaičiai, kaip ir kiekvienais metais, pirmu numeriu eina Turkija. Dabar labai pamėgo Bulgariją. Tikrai Bulgarija yra prie Juodosios jūros, yra auksiniai, geri paplūdimiai. Ir Bulgarija, ir vaikams, ir šeimoms tinka, ir tikrai už prieinamą kainą. Yra ką pažiūrėti, aplankyti, pagulėti. Ir jūra, aš manau, kad tikrai geras variantas. Turkija, Bulgarija, Ispanija gal truputį prie brangesnių ten kraštų yra. Tada kam eiti į darbą ir dirbti, jeigu 12 atlyginimo negali panaudoti savo atostogoms. Kelionių organizatoriai pataria nebekartoti maršruto antrą kartą, juk yra 7 žemynai. Tiesa, įspėja, reikėtų pasidomėti šalimi, į kurią ketinate vykti. Mat gali tekti laikytis tam tikrų jų aprangos reikalavimų, kaip kad plaukų, kojų ir pečių pridingimas musulmoniškose kraštuose. Kartais tai, kas jums atrodo nekalta kituose kraštuose, už tai gali tekti mokėti didelės baudas. Tačiau, kaip sakoma, visur gerai, o namuose geriausia. Po kelionės visuomet norisi grįžti į savo miestą ir pailsėjus tęsti darbus. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.